Besagon TV. Sveikinu Jūs, brangus kanalo žiūrovai, mūsų autorinėje laidoje Velniovara TV. Noriu iš karto apsibrėžti. Aš ne istorikas, ne politikas, ne geopolitikas ir aš negaliu ir nenoriu gilintis į gelmes sudėtingų tarptautinių santykių, istoriškai tarpusavėje susijusių, priklausomų vienas nuo kito ir taip toliau ir taip toliau. Mane domina klausimai, kurie, manyčiau, domina labai daug žmonių paprastų, kurie neužsiima politiką, o tiesiog žiūri į situaciją ir klausia, kaip galėjo vykti tai, kas vyksta šiandieną. Kaip atėjo, iš kur atėjo tai, kame mes šiandieną gyvename. Ir man kilo noras žvilgtelėti į tai iš šalies, šiek tiek iš šalies, fragmentiškai, visiškai fragmentiškai. Štai žiūrėkit, gyveno kartą Tarybų sąjunga, laimėtas baisiausias karas, milžiniškomis aukomis, iškyla du poliai, galingi, pliusas, minusas, nesvarbu kuris pliusas, kuris minusas, Jungtinės valstijos, kurios visada ir visose situacijose siekia savo naudos. Ir tai normalu, jos toli, kažkas kažkur kariauja, o čia ginklus pardavinėja, pramonė vystosi, mokslas vystosi ir taip toliau ir taip toliau. Pavydėti belieka. Ir Tarybų sąjunga, atsistojusi ant kojų, iš griuvėsių, nugalėjusi pačią galingiausią armiją žmonijos istorijoje, baisiausiomis aukomis, kaip jau sakiau, tačiau nugalėjusi ir sukūrusi didžiulę, galingą sovietinę imperiją. Ir štai tarp šių dviejų stulpų buvo pasiekta pusiausvyra. Bet 89 metų gruodį Michailas Gorbačiovas, šalies viltis, galų gale atėjo jaunas. Aš pats, man ašaros akyse buvo, kai aš žiūrėjau ir klausiau jo kalbas Jungtinėse tautose, be popieriuko. Tai buvo stebuklas, tai buvo tokia viltis, kad štai pagaliau, nes štai galų gale ir laisvės supratimas, ir supratimas, kad nebegalima gyventi pagal senus šablonus, euforija, persitvarkymas, kurie veda prie to, kad baigėsi tarsi šaltasis karas ir Maltoje kartu su prezidentu Bušu vyresniuoju, su šypsenomis, su rankų paspaudimais, pasiekiami susitarimai, kurie daro mus lygiateisiais, nepriklausomais ir tuo pačiu nebegrasinančiais vieni kitiems. Mes pasirašome viską, o mūsų partneriai nepasirašo nieko. Mes savo pažadus vykdom, o jie ne. Tiesiog ne. Tempia, šypsosi, mes visą laiką vilėmės, kad dar kažkaip bus. Tos porcelianinės šypsenos, mes jomis tikime, tos šypsenos, tas geranoriškumas, tie rankų paspaudimai, tie lygutėliai nuskusti veidai su sklastymais ir spindinčiomis geromis akimis. Tai atveda štai kur. TSRS palaipsniui praranda savo prioritetus, savo jėgas, nusiginkluoja. Kas vyksta po to? Po to vyksta pučas ir taip pat gruodį 91 metais Belovežo girioje sugriūna Tarybų sąjunga. Jei 89 metais tai buvo, taip sakant, gera valia ir viltis, kad tai dėl gėrio visiems, nors taip sakant, taip, Berlyno siena sugriauta, o kas mainais? Ne visai aišku, o rezultate tai ir išvis nieko, nors vakarai buvo pasirengę didelėms aukoms, dėl to, kad tai apskritai įvyktų. O čia visai kita. Čia yra geležinė savimeiliška ambicija įrodyti, kas šeimininkas namuose. Ir vardant to, kad nusiųstų telegramą Gorbačiovui, tu daugiau ne prezidentas, Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas Belovežo girioje paleidžia, sugriauna tai, kas buvo sukurta šiuo paskutiniuoju laiku ir ypač laikotarpiu po didžiojo tėvynės karo pabaigos, antrojo pasaulinio. Dėl susiklošiusios situacijos, suformavus nepriklausomų valstybių sandraugą, aš nutraukiu savo veiklą TSRS prezidento poste.
Ну хорошо. Ладно. Na gerai, tarkim, bet mainais į tai savarankiškumą, nepriklausomybę, galimybę būti savarankiškomis valstybėmis ir taip toliau ir taip toliau. Суверенными государствами и так далее, и так далее. Взамен Mainais į этого, tai, наверное, ką nors tikriausiai galima buvo nuspręsti, kad neprivestų iki to, ką mes turime šiandien, kad ir istorija su Krymu. Tas pats, esu visiškai įsitikinęs, galėjo būti su Padniestrė, Moldovija. Sakyti, vaikinai, norite, tarkime taip. Derybos, tos išmintingos, ilgos derybos, ilgas rimtas derybų procesas, kuris galiausiai baigėsi tuo, kad vis tik kertiniais, pamatiniais tampa nacionaliniai interesai tos šalies, kuriai tu vadovauji. этого. Tai nepadaryta. Imkite savarankiškumo tiek, kiek norite. Допустим, Украина. Tarkim, Ukraina. Mane dabar ji domina labiausiai. Referendumas. 91 metai. Klausimas apie Ukrainos nepriklausomybę. Stoja ji ar nestoja? Ir kas yra Ukraina? Ir ką apie tai galvoja žmonės, paprasti žmonės. Paklausykite, ką kalba žmonės referendumo metu 1991 metais. Vis vien, kaip mes buvome sąjungoje, taip sąjungoje mes ir liksime, vienaip ar kitaip, nepriklausomai ar atskiromis valstybėmis ar vienoje. Jokie ryšiai su Rusija nebus traukomi, mes kaip ir anksčiau būsime kartu su Rusija, paprasčiausiai daugiau spręsime savo respublikoje. Kaip jūs suprantate nepriklausomybę? Na, aišku, daugiau laisvės, ekonominės laisvės, gyvenimo pagerėjimo, žinoma. O kokie bus santykiai su Rusija? Pačiame geriausiame lygyje, kitaip ir būti negali. Laikytis mums reikia kartu. Ar jūs balsavote? Taip. Už ką? Už nepriklausomybę. Kaip jūs manote, ar gali kilti kokie ginčytini klausimai? Ne. Ну согласитесь. Ну, Na, sutikite. Na, nors koks šešėlis. Šešėlis kokio nors baiminimosi. опасения, Ar pavojaus pojūtis. ощущение опасности. Nieko nėra. Visi įsitikinę, besišypsantis. Taip, pas mus bus nepriklausomybė, būsime savarankiški, bet o mūsų santykiai, o giminės, o pramonė, o armija, na ką jūs? Taip, pas mus vieninga armija vis vien. Na, gal kiek kitaip vadinsis, gal bus kiek kitokie antpečiai, kitokios spalvos ir taip toliau. Другого цвета и так далее. Net šešėlio abejonės nėra. Сомнений. 92 metai. Štai labai įdomus dalykas. Kada aplinkoje jokių katastrofos požymių. Когда Staiga girdim, skamba balsas menininko. Ne politiko net, menininko. Tai labai svarbus požymis. не политика. Labai įdomu, kada meninis mąstymas ir fantazija bėga istorijos priekyje, bent šiek tiek. Художественное мышление и Bet labai фантазия aiškiai. бегут впереди Paklausykite, истории. ką kalba poetas, literatas Eduardas Limonovas. Поэт, литератор Эдуард Лимонов. Ar jūs atsakingai galvojate apie tai, kas bus rytoj Ukrainoje, pavyzdžiui? Dabar galima sakyti, santykiai tarp ukrainiečių ir rusų daugiau mažiau draugiški, bet visa tai keičiasi kiekvieną dieną. Dabar štai buvo istorija su Juodosios jūros laivynu. Rytoj bus dėl Krymo. Kiekvieną kartą tai pakelimas emocijų, nes nacionalizmas tai emocijos. Nenutrūkstamas emocijų siūbavimas. Viena pusė pradeda, kita pusė ją atsako. Po to niekas neatsimena, kas pradėjo. Aš tai praeitais metais buvau Jugoslavijoje, Kroatijoje. Tam pačiam rajone Slovenijoje, kurią gina serbai. Ten viskas prasidėjo tiksliai taip pat, iki tol aš ten buvau 89 metais. Ten buvo absoliučiai ramu ir vaikščiojo padorų žmonės. O dabar aš apsilankiau Lavono atpažinimo centre. Ten vaikai su perpjautomis gerklėmis ir uždurtomis akimis. Štai tas pats bus ir Ukrainoje. Bus, aš jums sakau. Aš ne... Kas to nori? Niekas to nenori. Jau iškart reikėjo apginti 12 milijonų rusų teisės Ukrainoje. Įvardinti jų teisės. Pagal kokią povelnių teisę jie skelbia. Kodėl jiems turi priklausyti Krymas? Kodėl jiems turi priklausyti Charkovo regionas? Kodėl jiems turi priklausyti Donbasas? Должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс? Что же происходит дальше? Kasgi vyksta toliau? Возникла Radosi независимая nepriklausoma Ukrainos valstybė, kelinti susidomėjimą которая labai стала skirtingai, представлять очень labai разные įvairioms интересы šalims. для очень разных стран. Beje, Для одних vienų interesas ilgalaikėje perspektyvoje
reikalaujantis nuoseklaus ir lėto darbo, o kitų visai ne. А для других совсем нет. Вот что пишет Štai ką rašo blogeris slapyvardžiu Elmurid. под ником Эль Мюрид. Tiesą sakant, aš sužavėtas kaip profesionalas amerikiečių darbu. Dar daugiau. Manau, iš jų reikia mokytis dirbti. 1992 metai buvo metas, kada amerikiečiai iš esmės rimtai ėmėsi Ukrainos. Teisinių pagrindų visiems toliau sekusiems veiksmams performuojant sąmonę, kaip elitų, taip ir gyventojų, naudojant nevyriausybinės organizacijas, tapo pasirašyta sutartis tarp Ukrainos vyriausybės ir Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės apie humanitarinį ir techninį ekonominį bendradarbiavimą 7 gegužės 1992 metų, veikianti iki šiol. Iš JAV pusės susitarimą pasirašė Bakeris, tuometinis JAV valstybės sekretorius. Susitarimas labai nedidelis, iš pirmo žvilgsnio vien techniškas, viso labo 1,5 puslapio. Bet būtent jis tapo to pagrindu, ant kurio išskleista sistema dabar jau totalaus pavaldumo Jungtinėms Amerikos valstijoms, Ukrainos valstybės vidaus ir išorės politikos. Pateiksiu 2 šio susitarimo straipsnius. Ir taip, antras straipsnis – personalo statusas. Civiliniam, klausykite atidžiai, civiliniam ir kariniam personalui Jungtinių valstijų vyriausybės, kuris randasi Ukrainoje, vykdant Jungtinių valstijų pagalbos programas, suteikiamas statusas, prilygstantis tam, kuris suteikiamas administraciniam ir techniniam personalui, remiantis Vienos konvenciją apie diplomatinius santykius, veikiančią nuo 18 balandžio 1961 metų. Atkreipkite dėmesį į žodį pagalba. Kaip jis bus naudojamas, tas žodis, kuris turėtų vesti ir nuraminti abejojantį. Niekas esamame susitarime neturi būti interpretuojama taip, kad pažeistų privilegijas ir imunitetus, kuriais toks personalas įprastai naudojasi kitais atvejais. Atkreipiu skaitytojų dėmesį į tai, kad bet kuris JAV pilietis, dirbantis susitarimo ribose, o su šiuo susitarimu susiję ir visos įmanomos nevyriausybinės organizacijos, turi nustatytą imunitetą nuo Ukrainos teisėsaugos organų veiksmų. Tarp kitako, tai Rados deputato statusas. Čia taip, tarp kitko. Antras įdomus momentas. Susitarime numatytas JAV karinių tarnautojų buvimas Ukrainos teritorijoje, beje, ir skaičius tokių karių ir jų amunicija nieko neribojami. JAV jau gali dislokuoti Ukrainos teritorijoje savo karinį personalą neribotais kiekiais, žinoma, humanitariniais tikslais, kaip sakoma susitarime. Trečias susitarimo straipsnis – tikrinimas ir revizija. Pagal pagrįstą prašymą JAV vyriausybės atstovai gali išanalizuoti panaudojimą bet kurių prekių, tiekimo, kito turto ar paslaugų, remiantis bendradarbiavimo su JAV programomis, jų buvimo ar naudojimo vietose, o taip pat gali tikrinti ar revizuoti bet kuriuos įrašus ar kitą dokumentaciją susijusią su pagalbos teikimu, nežiūrint tai, kur bus laikomi šie dokumentai ir įrašai, tuo laikotarpiu, kai Jungtinės valstijos teiks Ukrainai pagalbą ir 3 metus po to. Оказывать помощь Украине и 3 лет после того. Atimkite žodį pagalba, žinote, kaip gaunasi, kaip nuostabu. O taip pat gali tikrinti, revizuoti bet kuriuos įrašus ar kitą dokumentaciją, kur tie dokumentai bebūtų saugomi, tuo laikotarpiu, kai Jungtinės valstijos bus Ukrainoje ir dar 3 metus po to. O pagalba? Taip, taigi. Pagalba. Mes tai lyg ir suprantame, na žinoma. Jei tai pagalba,
Suprantamas reikalas, kilnus dalykas, susidurti akis į akį su amerikiečių darbu man teko 90-ųjų pabaigoje, 2000-ųjų pradžioje vienoje nevyriausybinėje organizacijoje. Vadinosi ta organizacija Aeroexpromedia ir teikė pagalbą Ukrainos žurnalistams. Pagalba buvo išreiškiama keliomis formomis ir rūšimis. Pagalba galėjo būti išreikšta apmokant advokatų paslaugas procesuose, kai viena iš dalyvaujančių pusių galėjo būti žurnalistas ar leidinys. Pagalba galėjo būti išreikšta tam tikra finansinė pagalba leidybai, kuria vienaip ar kitaip Aeroexpromedia buvo suinteresuota. Be to, Aeroexpromedia organizavo keliones, stažuotės ukrainiečių žurnalistų į Jungtines Amerikos valstijas. Kriterijai, pagal kuriuos buvo atrenkami žurnalistai, buvo vienareikšmiai. Lojalus, o dar geriau, pilnas entuziazmo JAV vertinimas. Diegimas demokratinių vertybių, kritika, kaip tuometinio Kučmos režimo, taip ir jo ryškesnių atstovų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįtiko Jungtinėms valstijoms. 92 metai. Jau Maltoje pasibaigė šaltasis karas. Mes absoliučiai, mes atviri vieni kitiems, mes viską vykdome. Bet čia viskas kitaip. Taip pat noriu pažymėti vieną ypatybę. Amerikiečiams pavyko sukurti save palaikančią žurnalistų lojalumo Amerikai sistemą ir atmetimą visko, kas sklinda iš Rusijos. Ne visigi žurnalistai patiria amerikietišką finansavimą, ne visi važinėja į Ameriką, į seminarus ir simpoziumus, bet būti nelojaliu Amerikai ar Europai žurnalistų tarpe tai neišvengiamas savęs marginalizavimas, o parašyti teigiamą straipsnį apie Rusiją reiškia tapti atstumtuoju savo profesionalioje sferoje. Į visą šią laimę 20 metų laikotarpiu amerikiečiai investavo viso labo tik $5 milijardus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo pat TSRS griūties pradžios buvo pradėtas visiškai naujos kartos auklėjamasis darbas su visiškai naujų požiūrių į pasaulį. Per tuos metus užaugo karta, kuri niekada, jei tik neįvyks kokių tai siaubingų kataklizmų, kosminės reikšmės, galinčių pakeisti šių žmonių sąmonę, šiandieną jie niekada nebeatsigręš į Rusiją. Štai kuo jie virto. Вот во что они превратились. Кто не скачет, той Москва! 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 O kas vyksta pas mus? Kaip pas mus vystosi demokratija, tarpusavio santykiai tarp paprastų žmonių, tarp valdžių, tarp dūmos narių, įvairių frakcijų ir taip toliau ir panašiai. Pažiūrėkite, 95 metai. Apie Žirinovskį galima kalbėti kaip norime. Kai kas jį vadina klounu, kai kas klausosi susižavėję. Ryški figūra, jo kalbos visada sukelia šypsenas, susidomėjimą ir taip toliau ir taip toliau. Bet štai jo kalba 95 metais. Kartoju, 95 metais. Štai ką jis kalba iš tribūnos. Štai dabar kurstomos smulkios provokacijos, lengvos smulkios krizės tam, kad pasisavintų mūsų žemę už mūsų skolas. Ši doktrina sunaikins Rusiją pačių rusų rankomis. Tikslas – čia palikti gyventi 30 milijonų rusų, kurių dabar kasmet po kelis milijonus numiršta. Ir visa tai vykdoma jūsų akyse.
Tai daro vyriausybė, kurią tiesiai galime vadinti nusikaltėlių vyriausybė. Tai nusikaltimas, nes tai, kas šiandien vyksta, mus naikina. Šiandieną Gaidaras 90-ųjų spalį Amerikos ambasadoje gauna instrukciją iš Kissingerio sugriauti visą Rusijos pramonę, tik žaliavos, ir perskaitykite jo pranešimą. Mes uždegsime infliacijos ugnį, kuris sudegins visą pramonę. Mes įsiliesime į pasaulinį ūkį, kūrikais, medkirčiais, bet pateksime. Ir patekome. Išskyrus dujas, naftą ir medieną, vakarams mes nieko daugiau netiekiame. Štai ta vyriausybė. Visos šiandienos problemos, bandymai sukursyti pilietinį karą Rusijoje, nejaugi to nematote. Pats pranešimas kalba už save, bet aš ne apie pranešimą. Ne čia noriu sutelkti jūsų dėmesį. Nors tai svarbu, tai labai svarbu, nes tai... Vienas rimčiausių perspėjimų apie vėlesnius įvykius. Bet jūs pažiūrėkite, kaip jo klausosi. Deputatai, žmonės, nuo kurių priklauso šalis, žmonės, kurie privalo priimti įstatymus, kurie turi labai apdairiai, rimtai, atidžiai įsiklausyti vieni kitų, analizuodami prielaidas, priimdami ar nukinčydami tai, kas vyksta viduje. Tai valdžios vyrai, tai institucija, nuo kurios priklauso šalies ateitis. Pažiūrėkite, kaip jie klausosi Žirinovskio kalbos, kaip kliedesio, kaip paprasčiausio kliedesio. Klauso. Na, išėjo klounas, kažką šaukia, kažkur kviečia. Visi susižvalgo protingom išraiškom. Ir kas įdomiausia, visus to žmonės ir šiandien galime matyti. Visus juos šiandien galime išvysti vėl tose pačiose ar kitose pareigose. Jie valdžioje vėl. Tada jie neišgirdo, nepanorėjo išgirsti. Tiesioginė analogija su tuo, kas įvyko vėliau Ukrainoje. Tiesioginė analogija. Esmė ne ta, kad Žirinovskis perspėjo mus apie tai, kas bus ten. Ne. Reikalas tas, kad tai ta pati tendencija mūsų požiūrio į tai, kas vyksta. Imperiškojo mentaliteto požiūris. Kai nebėra imperijos, imperija sugriovė, o susireikšminimas imperiškas liko. Na kaipgi, na ką ten cholai, kur jie pasidės, oligarchai ten, dujos eina, pinigai eina, vieniems moka čia, kitiems ten, ir valstybė, ir mokesčiai, ir taip toliau. Važiuoja vieni pas kitus į medžioklę, važiuoja vieni pas kitus pasisvečiuoti, vilos, jachtos, viskas yra, viskas veikia. Visos viršūnėlės oligarchinės Ukrainos ir Rusijos, visas elitas maišos ir gyvuoja, sudarydami gerovės, aiškumo ir stabilumo iliuziją. Nieko panašaus. Ten, apačioje, ten rajonuose, mažuose miestuose, vakaruose, rytuose, visur vyksta darbas. Grįšiu prie blogerio Elmirido teksto. Štai ką jis rašo pabaigoje apie Rusijos įtaką Ukrainai. Tai bus pati trumpiausia mano teksto dalis. Aš nesu Rusijos pilietis ir neturiu teisės kritikuoti Rusijos valdžios veiksmų Ukrainoje, o tuo labiau patarinėti, kaip elgtis, jeigu manęs neklausia. Parašysiu tik apie tai, ką mačiau pats. Apie Rusijos nevyriausybinės organizacijas veikiančias Ukrainoje galiu pasakyti. Apie tokias nežinau nieko, nors ieškojau sąžiningai. Tiesa, prieš keletą metų man nurodė kokią tai įstaigėlę, kuri neva užsiiminėjo Rusijos kultūros vystymu ir jos išsaugojimu Ukrainoje, bendradarbiavo su Rusijos pasiuntinybe. Pavadinimo niekaip neprisimenu. Tai prieglauda iš 5 žmonių vadovavo kažkokia 80-metė senutė, o užsiiminėjo šį įstaigą savo būrelio narių kilmės aiškinimu. Spjoviau į tą reikalą ir išėjau. Štai kuo užsiiminėjome mes. Nejaugi ambasada nematė, kas vyksta. O kurgi žvalgyba? Paklausykite, žvalgyba, galinga žvalgyba.
Federalinė saugumo tarnyba, kur mūsų šaunieji čekistai turėjo skambinti visais varpais, turėjo suprasti ir matyti, kad jei nesupriešintume visam tam žemiausiame lygmenyje su mūsų organizacijomis, su mūsų žmonėmis, stiprinti juos, rodyti, aiškinti, kuo visa tai gali baigtis, kodėl to nebuvo. Tas klausimas mane labai jaudina ir labai domina. Apibendrindamas, noriu Jums priminti, ką kalbėjo žmonės 91 metais Ukrainoje referendumo metu. Jokie ryšiai su Rusija nebus nutraukinėjami. Labai norėtųsi, kad viskas būtų gerai, pačiame aukščiausiame lygmenyje. Svarbiausia, bet kokiu atveju tautų draugystė turi būti. Ar gali kilti ginčų? Ne. Dabar paklausykite, ką kalba po 23 metų. Ir nepaprasti žmonės, o iš Rados tribūnos. Kalba valdžios vyrai, kalba žmonės, nuo kurių priklauso jų šalies, tautos likimas, didelė dalimi ir mūsų šalies bei tautos likimas. Paklausykite. Jūs žinote, kad Kremliuje vyksta Ukrainos suskaldymo scenarijus. Mūsų užpuolimo planą jis kūrė metais. Būtent mums jis ruošia savo ginkluotasias pajėgas. Kremlius nori atkeršyti Ukrainai, nori padalinti Ukrainą. Šiandien Maskva nori paskandinti Ukrainą kraujyje. 2014 metų vasario 20 dieną rusų snaiperiai Maidane žudė mūsų didvyrius. Būtent šią datą jie pažymi kaip karo pradžią su Ukraina. Mes visi gerai prisimename sovietų įsiveržimą į Ukrainą ir į Vokietiją. Mes niekada nesunaikinsime to agresoriaus, todėl mūsų vienas kelias – sunaikinti Maskvą. Tam ir gyvename, tam ir atėjome į šį pasaulį, kad sunaikintume Maskvą. Sunaikinti ne šiaip maskolius mūsų žemėse, bet juodąją skylę Europos saugume, kurią reikia pašalinti iš pasaulio žemėlapio. Tai jau peržengia visas ribas. Reikia griebtis ginklų ir naikinti juos velnio kacapus kartu su jų vadu. Tikiuosi, pasinaudosiu visais ryšiais, sukelsiu visą pasaulį, kai tik galėsiu, kad iš tos Rusijos neliktų net išdegintų tyrų. O ką dabar daryti 8 milijonams rusų likusiems Ukrainos teritorijoje? Juk jie išgamos. Juos šaudyti iš atominio ginklo. Visa Ukraina į Maidaną! Už mūsų laisvę! Už mūsų Ukrainą! Šlovė Ukrainai! Įspūdinga. O koks rezultatas? Būk tu prakeiktas, Porošenka, ir tavo vaikai iki 7 kartos. Būk tu prakeiktas. Kasdien žūsta žmonės, kasdien žūsta. Taip gyventi negalima. Padėkite mums, kas galite. Padėkite mums. Pažiūrėkite, kas darosi. Aš valgyti noriu, 7 mėnesį pensijos negaunu. Labai bijome, rūsiuose sėdime. Be ginklų juos žudyti prisiekiu. Aš jį ketvirčiosiu, sūnų jo. Українці, що ж ви робите? Ви же бачите, що нас вбивають. Sakykit, už ką? Ką mes jums padarėme? Jūsų gyvenimą paėmėme. Mūsų mažamečiai vaikai prieš naktį meldžiasi. 11 dienų niekur neišėjome, net vandens atsigerti neturime, duonos niekas nevalgė, 2 savaitės sėdėti užsidarius. Kur ta valdžia, kuri ten sėdi be jokios gėdos? Ir aš turiu šaukti šlovė Ukrainai? Už ką? Kad visą gyvenimą dirbau, mokėjau mokesčius, o dabar sėdžiu Rusija? Žūsta maži vaikai, rankas kojas nutraukia, o šauksiu šlovė Ukrainai? To nenutinka per vieną dieną. Tai neįvyksta netikėtai,
spontaniškai. Неожиданно, спонтанно, вот такой, Tai nėra netikėtas такой maištas. стремительный и такой неожиданно возникший бунт. Нет, Ne, это tai nuo подготовлено pradžios от iki начала galo paruošta и до šaltų конца ir galingų protų, холодным и мощным умом, griaunančių protų. разрушительным умом. Существует, видимо, Egzistuoja, matyt, daug galingesnės jėgos ir daug toliau vedantys tikslai, kuriuos turime matyti, kuriuos turime suprasti. нами, понимаемы нами. Разговор идет не о Kalbame конфронтации, ne apie konfrontaciją, ne apie neapykantą. Kalbame apie tai, kad pamatę tai, iš anksto imtumės kokių nors priemonių. Ne po to konstatuotume, kaip kad mes dabar darome, o kuomet tai не vyksta. потом, а когда это происходит. Неужели за 23 Nejaugi per года, 23 которые metus nuo Ukrainos nepriklausomybės pradžios nesugebėjome pastebėti ir padėti, kad neįvyktų tai, kas vyksta dabar. чтобы не произошло так, как произошло сейчас? Где сегодняшнее Kur dabartinis Rusijos ambasadorius? Aš negirdėjau jo balso. Я не слышал его голоса. Война Vyksta идет в karas. стране. Humanitarinė pagalba. Nors vieną humanitarinės pagalbos koloną, ar sutiko jis asmeniškai, kad tą pagalbą perduotų? Ambasadorius, nežinau, gal jų politiniai įsitikinimai kitokie, gal, aš nežinau visų geopolitinių subtilybių. Bet kaip žmogus turiu girdėti, ir ne tada, kai atsitiko, o tada, kai tik prasideda. Prieš 3 metus filmavome Saulės smūgį. Noriu priminti Podporučiko monologą apie jau įvykusį faktą. Šią dieną jis skamba kaip perspėjimas, būtent kaip perspėjimas, kad galvotume ne tada, kai jau reikia imtis priemonių, o imtis priemonių tam, kad sustabdyti tuos, kurie imasi savo priemonių, kad sugriautų tai, už ką kovojome ir ką branginame mes. Применяет свои меры против того, за что боремся и что ценим мы. Na štai, brangūs žiūrovai, viskas, ką šiandien norėjau pasakyti. Pakartosiu, aš nežinau receptų, aš ne politikas, ne deputatas ir ne politologas. Kelių klausimus, kurie mane jaudina kaip paprastą žmogų, kuris žiūri televiziją, skaito laikraščius, kalbasi su draugais, gyvenančiais Ukrainoje ar kitose šalyse. Mane šis klausimas domina. Įsitikinęs, kad tai domina ne vien mane. Nesvarbu mums suprasti priežastis. Priežastis, dėl kurių turime tai, kas vyksta šiandien. Ir ar galima, o man atrodo, kad galima ir būtina ieškoti išeities iš tos padėties, į kurią patekome, ir vis tik galvoti apie tai, kaip preventyviai elgtis, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, suprantant, su kuo susidurėme, kuomet giname savo nacionalinius interesus. Dėkuoju Jums už dėmesį, laukiu susitikimo kitoje mūsų laidoje.